Į savaitę keliavau, tada susirgau, savaitę gulėjau lovai, tai jau beveik vasario vidurys ir su albumu nelabai dar kas padaryta, bet nežinau, taip vis kartais įsijungiu paklausyti tuos įrašus, tokius kokie jie dabar yra ir vis atrodo, kad, fainas dainas, geras bus albumas, tik tai kažkaip baisoka, kad, dar labai daug darbo laukia jį kažkaip užbaigti. Ir kartais neaišku, nuo ko net pradėti. Tai praeitą kartą įrašiau visus instrumentus, bet biškai atvirkščia tvarka, nes pradėjau nuo gitaros, o užbaigiau būgnais, galima sakyti. Ir dar dėl tų būgnų iš pradžių nebuvau tikras, ar jau čia, kažkaip atrodė, kad nepavyks turbūt iš pirmo karto per vieną dieną įrašyti jau galutinės partijos, bet po to namie paklausiau, kad biškai 2 vietas paredagavus, kaip ir galėtų turbūt būti. Ir nusprendžiau, kad reikia jau ko gero komitint, kad čia jau galutinė versija, nes kitaip, nors ir sunku priimtos tokius sprendimus, nes visą laiką atrodo, kad dar čia galima būtų geriau, dar čia reikia padirbėti. Bet tada be galo viskas užsitęsia, tai galvoju, kad jeigu atrodo, kad nekliūna paklausius po pertraukėlės, tai reikia ir palikti. Bet šiandienos tada planas pagal tą jau tipo galutinę būgnų partiją įrašyti bosą, kad viskas gerai ritmiškai suliptų. Ir tada jau galutinė gitaros partija. Šiaip neblogai skamba ir ta, kur dabar yra, bet tiesiog pabaigoje yra tokia instrumentinė dalis, tokia biški noizinė, biški salekas, kur nesu dar 100% užtikrintas, kaip ten turėtų viskas būti. Tai tikiuosi, kad šiandien pavyks nuspręsti ir įrašyti. Tai rašiau viską, ką norėjau, tikiuosi, kad jau nieko nereikės perrašinėti, nebent gal vokalą. Dar kai kurios takelius būtų faina perleisti per spiruoklinį reverbą ir delėjaus pedalą. Arba, dar kečiau, tai būtų nuvaryti pas Jurginį į studiją Karštis ir ten įrašyti per tikrą Space Echo. Bet kadangi negavau stipendijos iš kultūros tarybos, tai jaučiu, kad bus Space Echo at Home. O kol kas iš viso kaip placeholderis gerai ir pluginai. Manau, kad būtų geriau pirmą jau įrašyti daugmaž visas dainas ir tada grįžti prie tokių smulkmenų ir pagerinimų. Bet jeigu ir toliau taip pavyks kas savaitę daugmaž įveikti po dainą, tai būtų labai neblogai. Tik tai biški tokia problema, kad dar daug dainų neturi žodžių, kai kur dar biški tokių neaiškumų dėl struktūros yra. Tai nežinau, ar kitos irgi taip sparčiai įsirašys. Bet žiūrėsim, o šią savaitę tiek.